Taigi, antroji mokymų dalis yra skirta supažindinti su valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo proceso pagrindiniais etapais ir kaip juos praktiškai realizuoti jūsų institucijoje. Tai galima išskirti tokius 5 pagrindinius valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo proceso etapus. Pirmasis būtų valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo inicijavimas, kuomet mes identifikuojame, kuriuos iš valstybės informacinius išteklius turime vertinti ir taip pat stebime jau įvertintus valstybės informacinius išteklius ir analizuojame, ar nevyksta pokyčiai jų duomenų struktūroje, kurie gali įtakoti jau nustatytą išteklių rūšį ir dėl to jau atlikto vertinimo nereikia pakartoti. Antrasis proceso etapas būtų suformuoti komandą. Tai dabar, kaip ir buvo minėta pirmoje mokymų dalyje, vykstant tam visuotiniam valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimui, komandos tarsi formuojamos naujai, tačiau vėliau jos turėtų būti toks nuolat veikiantis darinys, kuris atsakingas už konkretaus išteklio svarbos vertinimą. Tai kaip ir minėjau, komanda yra formuojama iš veiklos žmonių, kurie tai yra duomenų valdymo įgaliotinių, kurie skiriami atsakingais už svarbos vertinimą ir pagal kompetenciją procese dalyvauja saugos įgaliotinis bei asmens duomenų apsaugos pareigūnas. Trečiasis etapas, turbūt pats svarbiausias ir sudėtingiausias šiame procese, yra išteklių svarbos vertinimas. Ir detaliai apie šį procesą, kaip ir apie visus, pakalbėsime netrukus. O čia bendrais bruožais galim pasakyti, kad šio etapo metu yra sudaromas duomenų ar jų grupių sąrašas pagal informacinės sistemos nuostatus. Tada šitos duomenų grupės yra vertinamos pagal metodiką ir pagal tą svarbos vertinimą duomenys ir vertinama informacinė sistema yra priskiriami atitinkamai ištekliaus rūšiai. Ir pabaigoje jau įvertinus konkretų išteklių yra pagrindžiami to vertinimo rezultatai. Ketvirtasis etapas yra rezultatų derinimas ir, kaip aš minėjau anksčiau, yra 2 lygių derinimas. Pirmiausia, tai yra su valstybės informacinių išteklių valdytojo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmeniu ir su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Natūralu, kad derinimo metu gali būti pastebėti kažkokie netikslumai ar kilti kažkokių klausimų, kad galbūt reikėtų tą vertinimą patikslinti. Tai iš to 4 etapo gali tekti grįžti į vertinimo etapą ir taip šitas ciklas būtų vykdomas tol, kol tie rezultatai būtų suderinti pilnai. Ir galiausiai po derinimo seka rezultatų tvirtinimo etapas, kada nustatyta ištekliaus rūšis turi būti nurodoma informacinės sistemos nuostatose. Ir galiausiai toliau tie vertinimo rezultatai yra panaudojami kitose srityse, priimant sprendimus susijusius su ištekliaus plėtra. Ir dabar apie kiekvieną iš šitų čia įvardintų svarbos vertinimo proceso etapų pakalbėsime detaliau. Tai kalbant apie inicijavimą ir būtent apie tai, jeigu jis atliekamas būtent dabar, kada vyksta tas visuotinis išteklių svarbos vertinimas pagal naują tvarką, tai tom institucijom, kurios dar to nėra pasidariusios, rekomenduojama pirmiausiai inventorizuoti savo turimus valstybės informacinius išteklius ir susidaryti sąrašus tų išteklių, kurių svarba turi būti įvertinta. Tai, kaip aš ir minėjau, yra faktiškai 3 tokios stambios vertinamų išteklių kategorijos. Tai pirmiausiai, pirma kategorija yra jau kuriamos ar valdomos valstybės informacinės sistemos registrai, kurie yra įregistruoti RISR. Tai čia galima pasidaryti tokią lentelę, susirašyti RISR kodą, pavadinimą ir pasižymėti, kas tai yra, ar valstybės informacinė sistema ar registras.
Tada antrasis sąrašas būtų šiuo metu steigiamų valstybės informacinių sistemų ar registrų sąrašas, kurie dar nėra įregistruoti RISR, tai čia tiesiog yra įrašomas pavadinimas ir kas tai yra, ar valstybės informacinė sistema, registras. Ir analogiškai sąrašas yra sudaromas ir vidaus administravimo informaciniam sistemom ir pasižymima šalia pavadinimo dar toks kaip ir pagrindimas, kodėl šita vidaus administravimo informacinė sistema turi būti vertinama. Tai yra, galbūt ji turi patvirtintus nuostatus ar keičiasi duomenimis su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ar registrais. Tai yra arba gauna iš jų duomenis, arba atiduoda. Na ir susidarius jau vertintinų išteklių sąrašą galima būtų judėti link antrojo etapo komandos sudarimo. Tuo atveju, jeigu jau po to visuotinio svarbos vertinimo, kaip aš ir minėjau, tas išteklių svarbos vertinimas bus neatsiejama informacinės sistemos gyvavimo ciklo dalimi, tai čia kiekvienoje stadijoje, priklausomai nuo informacinės sistemos gyvavimo ciklo stadijos, atitinkam pagal tam tikrus požymius mes nustatome, ar reikia atlikti svarbos vertinimą. Tai natūralu, kad steigiant naują informacinę sistemą, reikės atlikti, rengiant jos nuostatus ir tos sistemos svarbos vertinimą. Tai vat, jeigu planuojate steigti naują sistemą ar registrą ar vidaus administravimo informacinę sistemą, įsivertinate, kad ją reikės atlikti jos svarbos vertinimą ir pažymėtina, kad to vertinimo rezultatus derinti ekonomikos ir inovacijų ministerijai reikia pateikti kartu su tos steigiamos sistemos nuostatų projektu. Tada, jeigu informacinė sistema yra kūrimo stadijoje arba naudojimo ar modernizavimo stadijoje, tai čia reikia stebėti tokius dalykus. Tai ar rengiant techninę specifikaciją pasikeitė informacinės sistemos informacinė struktūra, kuri yra aprašyta jos nuostatus. Tai yra, ar neatsirado kažkokių naujų duomenų grupių, galbūt, pavyzdžiui, kažkokių duomenų grupių nuspręsta atsisakyti. Na ir tokiu atveju tada turimą tą vertinimą reikia patikslinti. Tada modernizavimo ar naudojimo stadijoje vėlgi stebima, ar nepasikeitė tos informacinės sistemos informacinė struktūra dėl, pavyzdžiui, numatomų jos funkcinių kažkokių pokyčių aprašomų investiciniam projekte ar galimybių studijoje ar techniniai specifikacijai. Na ir tokiu atveju, jeigu yra pastebimi tie pokyčiai, tai tą vertinimą reikėtų atlikti per 30 darbo dienų ir irgi pateikti ekonomikos ir inovacijų ministerijai vėlgi kartu su nuostatų keitimo projektu, nes natūralu, kad ir tą nuostatų esamą variantą taip pat reikia tikslinti. Na ir, kaip ir minėjau anksčiau, esant informaciniai sistemai bet kurioje iš šitų stadijų, gali tekti vėl atlikti išteklių svarbos vertinimą, tuo atveju, jeigu iš esmės keisis svarbos vertinimo metodika. Bet čia šiuo atveju vėlgi, tai tikrai turėtų būti retas išimtinis atvejis ir jeigu metodika iš esmės būtų pakeista, tai tada vėlgi tos savo išteklius institucijos turėtų įvertinti per pusę metų nuo tos naujos metodikos patvirtinimo. Na, bet tokių esminių metodikos pasikeitimų tikrai artimiausių metų neplanuojama, todėl fokusuotis daugiausiai reikėtų į tas 3 stadijas. Na ir inventorizavus tuos išteklius, kurių svarba turi būti vertinama, pereiname prie antrojo etapo, tai yra prie komandų suformavimo. Ir kaip aš ir minėjau dabar, visuotinio pervertinimo metu komanda formuojamos, bet vėliau jos galėtų ir likti toks susiformavęs darinys, nuolat veikiantis ir šito formavimo etapo irgi dažnai neturėtų reikėti atlikti. Tai faktiškai komanda susideda iš tokių 3 rolių. Tai yra koordinatoriaus rolė, yra už konkretaus ištekliaus vertinimą atsakingas asmuo ir kiti asmenys dalyvaujantis vertinime pagal kompetenciją. Tai kada yra skiriamas koordinatorius? Koordinatorių tikslinga turėti tuo atveju, jeigu institucijoje yra daugiau negu vienas išteklius,
Ir tada natūralu, kad reikia žmogaus, kuris koordinuotų visų tų išteklių vertinimo procesą ir būtų toks kaip ir kontaktinis asmuo derinimo metu tiek su valdytoju, tiek su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai koordinatorium gali būti skiriamas vienas iš už kažkurio tai ištekliaus vertinimą atsakingų asmenų, galbūt gali tai būti paskirtas ir kitas asmuo. Esam sulaukę ir klausimų, ar koordinatorium gali būti kažkoks tai institucijos padalinys ar skyrius. Tai iš tikrųjų, bet kuriuo atveju galima nusimatyti, koks institucijos skyrius ar padalinys galėtų būti atsakingas už to procesų koordinavimą, tačiau vis tiek reikėtų konkretų asmenį tame skyriuje, kuris tą visą procesą ir prižiūrėtų. Bet kuriuo atveju vis tiek mes nusileidžiame iki konkretaus žmogaus lygmens. Dabar, kalbant apie atsakingus asmenis, tai kaip ir minėjau anksčiau, tai yra veiklos atstovai, tai yra jais skiriami informacinės sistemos ar registro duomenų valdymo įgaliotiniai. Tuo atveju, jeigu, tarkim, mes steigiame naują informacinę sistemą, tai natūralu, kad tas duomenų valdymo įgaliotinis dar gali būti nepaskirtas, tuomet atsakingo už išteklių svarbos vertinimą skiriamas žmogus, kuris yra atsakingas už nuostatų rengimą. Ir kiti asmenys, jie dalyvauja procese pagal kompetenciją, daugiau, kaip matysite, yra konsultantų vaidmenyje šiame procese ir jais, bus turbūt asmens duomenų apsaugos pareigūnas ir saugos įgaliotinis, galbūt dar galima pritraukti ir esant poreikiui IT specialistų ir daugiau, bet kuriuo atveju, netrukus pakalbėsiu detaliau apie kiekvienos iš tų rolių funkcijas, tai šitie asmenys pažymėtina, kad jie dalyvauja tik procese pagal kompetenciją. Tai yra konsultuoja, remia tuos vertinimą atliekančius atsakingus asmenys. Ir taip pat buvo klausimų, kaipgi pasiskirti tą komandą, kokia čia yra procedūra, tai iš tikrųjų svarbiausia ją paskirti ir vadovautis institucijoje nusistovėjusią darbo vidinę tvarką. Tai jūs galite skirti įsakymų, galite formuoti kažkokias atskiras užduotis, priklausomai nuo to, kokios jūsų institucijoje yra vidaus tvarkos šioje srityje. Ir dabar kokios yra šitų komandoje esančių žmonių funkcijos. Pradėsim nuo koordinatoriaus. Jis faktiškai turi tokias dviejų lygių funkcijas. Vienos yra susijusios su jo darbu išteklių valdytojo arba tvarkytojo institucijos viduje rėmuose. Ir kitas lygmuo jo atsakomybių yra už institucijos ribų arba išorėje, tai yra jau bendraujant, komunikuojant su ekonomikos ir inovacijų ministerija, būtent pateikiant ištekliaus svarbos vertinimo rezultatus ir tam svarbos vertinimui suderinti reikalingus dokumentus. O valdytojų institucijos viduje koordinatorius yra atsakingas visų pirma už viso to proceso stebėseną, organizavimą, žiūrėjimą, kad, tarkim, tas procesas vyktų pagal nustatytą grafiką, esant reikalui tą grafiką koreguoti, tada atlikti kiekvieno iš informacinių išteklių svarbos vertinimo rezultatų aptarimą su atsakingais asmenim ir paskui juos derinti su valdytojų institucijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu, tikslinti pagal pastabas tuos vertinimo rezultatus. Ir po to jau vertinimo atlikus informuoti valdytoją apie nustatytą ištekliaus rūšį ir jeigu, tarkim, bet dabar, kai nusistatysit naujai, tai kokią tą rūšį reikia nurodyti nuostatose, arba jeigu vertinimas atliekamas jau pakartotinai, tai tada nurodoma, ar pasikeitė ta rūšis ar ne ir ar ją reikėtų nurodyti nuostatose, kokią ją reikėtų nurodyti nuostatose. Ir taip pat prižiūrėti, kad tų išteklių svarbos vertinimo rezultatais būtų irgi vadovaujamasi ir priimant sprendimus dėl konkrečių išteklių plėtros. Atsakingi asmenys, tai natūralu, jie tiesiog atlieka konkretaus valstybės informacinių išteklių, už kurį yra atsakingi svarbos vertinimą pagal metodiką.
tada taip pat irgi peržiūri tą vertinimą ir pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktas pastabas tikslina atliktos svarbos vertimo rezultatus ir dokumentus. Na ir tuo atveju, jeigu institucija nedidelė ir to išteklius galbūt yra koks vienas iš vertintinų, tai tada koordinatorius natūralu nėra ir tas atsakingas asmuo jis atlieka ir tam koordinatoriui nustatytas funkcijas. Na ir iš tikrųjų svarbiausias dalykas, ties kuriuo norėtųsi šiek tiek ilgiau apsistoti, yra komandoje atlieka, kokį komandoje vaidmenį atlieka tie kiti asmenys, dalyvaujantis procese pagal kompetenciją. Nes tikrai nemažai sulaukėme klausimų, kadangi iš esmės, taip kaip ir minėjau, fokusas yra tai, kad veikla įsitraukia į šį procesą ir kaip duomenų savininkai jie vertina jų svarbą, o tie kiti asmenys, jie daugiau konsultuoja atsakingus asmenys techninio lygmens klausimais. Ir kuo tie kiti asmenys, jie gali iš tikrųjų būti naudingi ir patarti vertinimą atliekantiems žmonėms. Tai pirmiausiai viena iš labai svarbių funkcijų ir ką mes pastebėjom jau bandydami vertinti realias sistemas, tai yra, kada yra sudaromas duomenų grupių sąrašas pagal informacinės sistemos nuostatus, dažnai yra pastebima, kad tas nuostatų aprašymas nebetitinka realios informacinės sistemos situacijos. Ir būtent IT žmonės, jie galėtų pasakyti, ar vis tikrai į sąrašą įtrauktos visos duomenų grupės, galbūt kai kurių duomenų grupių jau nėra, o gal yra kažkokios naujos duomenų grupės, kurios neatspindėtos nuostatos. Tai būtent vienas iš labai svarbių klausimų, ką turi padaryti tie kiti asmenys, yra patikrinti, ar tikrai sudarytas duomenų sąrašas yra aktualus ir atitinka realią informacinės sistemos situaciją. Tada taip pat gali pakonsultuoti ir apie numatomus funkcinius ar nefunkcinius informacinės sistemos pakeitimus artimiausiu metu, kurie taip pat gali turėti įtakos tvarkomų duomenų svarbai. Galbūt keičiasi kažkoks sąsajų integracinių realizacijos būdas. Na, galbūt taip pat žinoma, kad dėl kažkokių funkcijų kažkokie duomenys bus perduodami į naujas sritis. Tai būtent šitoj vietoj taip pat kiti asmenys gali suteikti vertingos informacijos vertintojams. Trečias klausimas, vėlgi irgi labai techninis, tai yra kokią įtaką svarbos vertinimui gali turėti informacinės sistemos architektūra, nes iš tikrųjų tikrai jų yra įvairių, yra paprastučių sistemų, yra sistemų sudarytų iš daug posistemių, kurie gal net tarpusavy kartais nesusiję. Tai vėlgi čia IT žmonės gali padėti vertinimą atliekantiems žmonėms iš tikrųjų ir įvertinti ir kai kurių posistemių svarbumą ir vaidmenį visos informacinės sistemos kontekste, na ir pakonsultuoti būtent šiais klausimais. Taip pat labai svarbus klausimas, į kurį atsakymus turėtų kiti asmenys pateikti vertintojams, tai yra būtent kokios sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais turi vertinamas valstybės informacinius išteklius ir kokios reiškia įtaką tos sąsajos gali turėti vertinamo ištekliaus duomenų svarbai. Tai, nes į tai reikia atsižvelgti vertinant, kaip ta duomenų grupė, jinai perdodama tai veiklai, kokias informacinės sistemas, kaip yra realizuotos tos sąsajos ir kokią įtaką, tarkim, gali turėti tų duomenų pažeidimas būtent dėl tų egzistuojančių sąsajų. Dar vienas blokas informacijos, kurią tikrai reikėtų susirinkti ir turėti vertinimo metu ir kurią gali pateikti būtent saugos įgaliotiniai, asmens duomenų apsaugos pareigūnai, tai yra apie tai, kokio tipo incidentai dažniausiai yra stebimi vertinamo valstybės informacinių ištekliaus kontekste. Tai ir ne vien tik tai yra saugos incidentai, bet tai gali būti ir įvairūs prieinamumo sutrikimai būdingi tai sistemai. Tada per kiek laiko, pavyzdžiui, tie prieinamumo sutrikimai gali būti atstatomi. Galų gale, kas vyksta, kai pastebim, kad sistemos funkcionalumai veikia nekorektiškai ir kaip greitai, tarkim, tos klaidos pataisomos, koks tada poveikis būna veiklai, kuriam laikui jin galbūt sustoja, kokioms sritims tas turi poveikį. Tai būtent visa šitą informaciją irgi
vertintams gali pateikti kiti asmenys ir pasakyti, kaip į ją atsižvelgti, ją interpretuoti, būtent nustatant vienos ar kitos duomenų grupės svarbą. Na ir iš asmens duomenų perspektyvos, tai vėlgi asmens duomenys vienos grupės nelygų kitoms. Ir čia asmens duomenų apsaugos pareigūnai irgi gali nurodyti, kuri iš sistemą esančių duomenų yra jautriausi, kokį jie gali turėti įtaką reputacijai, sveikatai, žmonių tapatybei ir panašiai. Tai vat būtent visais šitais klausimais kiti asmenys ir gali paremti išteklių svarbos vertinimą atliekančius specialistus. Tada kitas svarbus niuansas yra apie tai, kaip formuojama komanda, ir mes čia faktiškai turim du tokius atvejus, kada valdytojas ir tvarkytojas yra ta pati institucija. Tai turbūt gal yra šiek tiek paprastesnis atvejis, nes valdytojas turi daugiau kontrolės savo valdomam ištekliui. Ir kaip matysim, yra kitas scenarijus, kada valdytojo institucija ir tvarkytojo institucija išsiskiria ir kartais tie duomenų valdymo įgaliotiniai netgi yra pas tvarkytoją, o ne pas valdytoją. Ir kaip tuo metu tada reikėtų organizuoti tą darbą ir koks yra valdytojo galutinis vaidmuo. Tai tuo atveju, jeigu yra tas paprastesnis scenarijus, yra ta pati institucija, valdytojas ir, pavyzdžiui, tvarkytojas, tai tiesiog viskas vyksta valdytojų institucijoje. Kiti asmenys konsultuoja atsakingus asmenys pagal savo kompetenciją konkretaus išteklius vertinimo klausimais. Atsakingi asmenys tuomet vertina išteklių svarbą, derina tos vertinimo rezultatus su koordinatoriumi. Na ir koordinatorius jau turėdamas tuos rezultatus, juos pristato valdytojų institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir informuoja vėliau apie poreikį, nustatytą rūšį, nurodyti informacinės sistemos nuostatus. Taip pat koordinatorius jau suderinę su vadovybė vertinimo rezultatus derina juos su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Na ir pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu institucijoje koordinatorius nėra paskirtas, tada tą atlieka derinimo tuos klausimus atsakingi asmenys. Tuo atveju, jeigu išsiskiria valdytojas yra viena institucija, o pagrindinis tvarkytojas yra kita institucija, tai vis viena valdytojas vaidina tikrai nemažiau svarbų vaidmenį šiame procese. Natūralu, kad jeigu duomenų valdymo įgaliotiniai yra pas tvarkytoją, tai vertinimas tada turėtų vykti tvarkytojų institucijoje, ten turėtų būti kiti asmenys pagal kompetenciją, konsultuoti atsakingus asmenys, koordinatorius koordinuoti visą procesą. Na ir vėliau pristatyti tuos rezultatus vadovybei, būtent valdytojo institucijos, ir suderinti juos su valdytojų institucija. Tai čia irgi kyla klausimų, tai koks tada vaidmuo valdytojo, tai jisai gali iš tikrųjų pateikti savo pastabas, pakvestionuoti tuos vertinimo rezultatus ir, na, galbūt prašyti juos tikslinti, nurodydamas objektyvės priežastis, ir tada natūralu valdytojas tokiu būdu vienaip ar kitaip tam svarbos vertinime dalyvauja ir galutinai jisai suderina ir pritarė tiems vertinimo rezultatams. Tai tokiu atveju valdytojas žino apie tai, kokie ištekliai yra vertinami, žino, kokia yra jų rūšis, žino, kodėl jinai yra tokia ir žino, kad kaip tada jis turi vadovautis to vertinimo rezultatus, priimdamus kitus sprendimus dėl išteklių plėtros. Na ir toliau, aišku, tvarkytojas jau suderinęs su valdytoju ir turėdamas jo pritarimą, derina rezultatus su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ir čia irgi buvo klausimas, tai kokius tada suderinimo įrodymus tvarkytojas turėtų pateikti ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Tai faktiškai, kad galima tiesiog lydraštyje nurodyti, kada išteklių vertinimo rezultatai buvo aptarti ir pristatyti valdytojų institucijos vadovybei, kokios buvo gautos pastabos, kaip jas atsižvelgta arba kodėl neatsižvelgta. Na ir
visą tai paaiškinti būtent lydraštyje. Kai kurios institucijos atsiunčia netgi ir iš valdytojo gautus raštus su pastabom ir tą visą derinimo procedūrą galima pamatyti. Tai čia kaip pasirinksite, taip ir bus gerai, bet svarbu tą faktą ir ekonomikos ir inovacijų ministerijai pabrėžti, parodyti, nes mums irgi svarbu vertinant išteklių svarbos rezultatus ir tai, kokią nuomonę valdytojas išsakė apie tą svarbos vertinimą. Na ir taip pat dar kai kuriem iškyla ir klausimų, kadangi kai kurios sistemos tikrai yra sudėtingos, sudarytos iš nemažai tų posistemių. Ir kaip tada tą veiklą, kuri galbūt tikrai iki šiol neaktyviai dalyvavo tų išteklių plėtros klausimuose, kaip ją įtraukti palaipsniui į šitą svarbos vertinimą. Tai, patarimas galbūt būtų iš tikrųjų tokiu atveju pirmiausiai gerai, išsistudijuoti šitą metodinę medžiagą, tuos teisės aktus ir identifikuoti, pavyzdžiui, konkretaus, pavyzdžiui, jeigu informacinė sistema sudaro daug ten tų posistemių, identifikuoti tokius nepriklausomus posistemius, kurie faktiškai nėra susiję vieni su kitais, identifikuoti labiau tarpusavį susijusius posistemius ir taip padalinti tuos veiklos žmonės galima į tokius atskiras kaip darbo grupės. Ir suskirstyti, kad pirmiausiai vertinsit duomenų grupės, kurios priklauso jūsų tam posistemiui, iš kurį jūs esate atsakingi. Ir vėliau jau suburti, reiškia susitikinėti iš pradžių su atskirus posistemius vertinančiais atsakingais asmenimis, o tada jau turint kiekvieno posistemio tos įvertinimus, galima susėsti ir įvertinti jau galtinai bendrai visą sistemą ir matyti tą vaizdą, kokią įtaką vienas galbūt ar kitas posistemis turi tos sistemos priskirimo atitinkamai rūšiai. Tai toks pradinis algoritmas, kurį galbūt siūlytume taikyti, tai palaipsniui, žodžiu, padėti tų susitikimų metu sudaryti tas duomenų grupės, tada leisti įvertinti jų svarbą veiklos žmonėm ir vėlgi grįžti, pakonsultuoti, suteikti reikiamą jiems informaciją ir taip iteratyviai tą vertinimą palaipsniui atlikti. Tai tiek apie tą komandos formavimą ir veiklos žmonių įtraukimą į svarbos vertinimo procesą. Ir tada galim pereiti prie svarbaus tikrai to pačio esminio etapo, pačio vertinimo. Tai tam, kad jį teisingai atlikti, kaip aš ir ką tik užsiminiau, pirmiausiai reikia jam gerai pasiruošti ir susirinkti visą įmanomą informaciją apie tą savo vertinamą išteklių. Čia aš gal norėčiau pradėti nuo būtent išteklių svarbos vertinimo metodikos siūlomų 3 priedų, nes jais jūs ir naudositės viso vertinimo metu, tai yra kaip jūsų atspirties taškas. Tai pirmasis priedas yra esminis ir jo išsistudijavimui ir supratimui tikrai skirčiau didžiausią dėmesį iš pradžių, nes jame yra aprašytos būtent visos išteklių poveikio sritys, jų išskaidymas į atitinkamus pogrupius, aprašyti, kaip nustatyti, reiškia, duomenų pažeidimo poveikio lygį atitinkamoje srityje, visi tie rodikliai numatyti. Tai būtent šitą priedą siūlyčiau išsistudijuoti pirmiausia. Toliau eina antrasis priedas, kuris yra Excelio forma kol kas ir joje jūs suvedinėtų išteklio svarbaus vertinimo rezultatus. Tai tą formą parsisiunčiat iš mūsų tinklapio ir vėliau jau pildote atskirai po formą konkrečiam ištekliui. Na ir po to trečiasis priedas, jį surašote jau išteklių svarbos vertimo rezultato pagrindimą, kodėl jūs gauti vienokį ar kitokį rezultatą. Tai pradžiai pasirengėte tuos įrankius, kuriuos siūlo metodika ir vėliau susirenkate informaciją, kuri padės jums teisingai atlikti vertinimą. Tai gal pirmiausias toks blokas būtų išteklio poveikio sritis reglamentuojantis teisės aktai, tai yra jau išsistudijavę tą pirmą priedą ir žinodami vis tiek savo ištekliaus tą pobūdį, jo tikslą, funkcijas, jūs galite jau numanyti,
su kuriomis poveikio sritimis na, sąveikauja jūsų ištekliai sudarantys duomenys, tai kokiom poveikio sritim jie yra svarbus. Ir jūs jau galite tada, kad geriau nustatyti tą poveikio lygį, tos rodiklius interpretuoti tiksliau, tai kai kurios atsakymus jums gali pasiūlyti būtent tų poveikio sričių atitinkami teisės aktai. Ten, pavyzdžiui, ir galbūt ir laiką, per kurį tie duomenys turi būti prieinami ir dar tam tikrus kitus tų veiklų niuansus. Tada kitas antrasis blokas yra dokumentacija informacinės sistemos. Tai aišku, svarbiausias atspirties taškas yra jos nuostatai, nes juose yra aprašyta ta informacinė struktūra, iš kurios jūs sudarinėsite duomenų grupės. Na, bet taip pat galite dar tam tikrų dalykų rasti ir duomenų saugos dokumentuose. Pavyzdžiui, tenai gali būti ir nurodyti laikai, per kuriuos tie duomenys yra atkuriami. Pasidomėti, kodėl jie tada tokie, galbūt būtent dėl kažkokio tai poveikio ar svarbumo tai yra nustatyta. Tai, žodžiu, tam tikros informacijos yra ir duomenų saugos dokumentus, irgi priklausomai ten nuo jų detalumo lygmens. Tada specifikacija. Specifikacija gali būti reikalinga palyginti, ar nuostatuose esanti informacija apie duomenis atitinka specifikacijoje esančią informaciją. Ir tokiu būdu, kad turėtumėt kuo tikslesnį tą duomenų grupių sąrašą. Tada eina informacinės sistemos veiklos statistika, tai kaip aš ir minėjau, tikrai labai svarbu žinoti ir vartotojų skaičių, ir galbūt vartotojų skaičių tų sistemų, į kurias jūs atiduodate savo duomenis. Ir čia vėlgi tada gali tekti susisiekti ir su tų sistemų valdytojais, kad gauti šitą informaciją. Pat ir incidentų skaičius, kurie įvykę, kaip minėjau, ne tik kibernetinio saugumo, bet ir kito tipo incidentų, kokius padarinius jie turi veiklai. Tada koks yra tas kreipinių, pavyzdžiui, skaičius jūsų sistema ir aibė kitos informacijos, kuri irgi padės jums tiksliau interpretuoti tuos poveikio sričių rodiklius ir poveikio lygio nustatymo rodiklius. Kiti galbūt informacijos čia siūlomi šaltiniai, kuriais galite pasiremti atlikdami vertinimą, nėra tokie esminiai, bet irgi juose galite matyti tam tikros vertingos informacijos. Tai tas pats ir RISRO duomenys ir išteklių, nes juose galbūt galite pasižiūrėti ir nuostatus tų informacinių sistemų, su kuriomis sąveikauja jūsų informacinė sistema. Na ir sąsajų žemėlapis, ten jisai galbūt rodo tik tai sąsajas tarp konkrečių išteklių, bet irgi galite pasižiūrėti, pasitikrinti. Na ir jeigu kai kurios sistemos yra sudėtingesnės, jos turbūt turi ir kitokių dokumentų, kaip ir tyrimų, apžvalgų, gal kitų šalių patirties, kuria remiantis yra kuriamos, tai būtent ir ta informacija irgi yra tinkama naudoti vertinimui. Tai pasiruošus tam vertinimui, kaip aš ir minėjau, tada jau galima pereiti prie jo atlikimo, bet kadangi atspirties taškas yra tas pirmasis priedas, kuriame yra aprašytos būtent poveikio sritis, jų išskaidimas į pogrupius ir poveikio lygiai, tai aš čia trumpai bendrais bruožais pristatysiu to pirmo priedo esmę, kad būtų po to lengviau jį jums analizuoti savarankiškai. Tai matysit, kad tame priede yra išskiriami 4 poveikio lygiai, reiškia duomenų pažeidimo ir konkrečiai sričiai po to yra nurodomi tam tikri rodikliai, kaip tą poveikio lygį nustatyti. Tai žymėjimas yra nuo 4. 4 yra pats žemiausias poveikio lygis iki vieneto, kuris yra ypač aukštas poveikio lygis. Na ir čia kai kurie sako, kad gal kartais ir gali būti tas klaidinantis žymėjimas, nes natūralu, kad vienetas tarsi norėtųsi, jog būtų tas minimalus, o čia tampa ypač aukštas, bet mes tiesiog siekiam išlaikyti tą informacinių sistemų skirstymą į kategorijas ir tas svarbos kategorijas tokias, kokios jos yra nusistovėjusios ir priimtos, tai už tai ir tie poveikio lygiai yra sudėlioti nuo 4 žemiausių iki 1 ypač aukšto.
Taigi, pagal žemą poveikio lygį, tai dažniausiai duomenų pažeidimo poveikis gali būti ne daugiau kaip vienos apskrities savivaldybei ar iki 1% gyventojų, institucijų ar to paties sektoriaus šalies įmonių. Na, kai kurioms specifinėms poveikio sritims, kaip, pavyzdžiui, sveikatos apsaugai, mes nustatėm šiek tiek kitus procentus, ar tenai, pavyzdžiui, ekonominėms, su ekonomika daugiau susijusioms sritims, nes, na, tiesiog ten apklausėme ekspertus, kurie, na, galėjo mums pasakyti, kokie galėtų būti tie procentai. Bet iš esmės pats principas dažniausiai yra toks, kaip išdėstas pirmam punktui. Na, jeigu mes turim vidutinį poveikio lygį, tai duomenų pažeidimo poveikis stebimas keliose vienos apskrities savivaldybėse, paveikiama gali būti nuo 1 iki 5% gyventojų ir institucijų, arba nuo 1 iki 10% paties šalies sektoriaus įmonių. Logiškai aukštas poveikio lygis jau auga paveiktų apskričių skaičius nuo 2 iki 5, tada nuo 6 iki 50% gyventojų ir institucijų, ar nuo 11 iki 20% paties sektoriaus šalies įmonių. Ir ypač aukšto poveikio lygio atveju poveikis jau būtų stebimas daugiau negu 5 apskrityse, virš 50% gyventojų ir institucijų ir daugiau negu 20% paties sektoriaus šalies įmonių. Tada tam minėtam pirmam priede poveikio sritys, mano jau anksčiau minėtos pirmoje mokymų dalyje 5 poveikio sritys, jos yra išskaidomos į konkretesnius jau pogrupius, kad tas vertinimas būtų šiek tiek tikslesnis. Tai gynybos, nacionalinio saugumo ir žvalgybos sritis yra skaidoma į 3 pogrupius. Tai pirmiausia yra poveikis politiniam stabilumui, antras pogrupis yra poveikis karinėms ir gynybos operacijoms, trečias yra poveikis žvalgybos ir kontržvalgybos veiklai. Na ir čia aš rekomenduočiau, kada jūs atlikinėsit vertinimą, atkreipti dėmesį į tą A1 srities pogrupį, nes jisai yra toks, kad kalba būtent apie tokį dalyką kaip pasitikėjimą valdžios institucijomis. Tai kai kurių duomenų, net ir sistemų, kur atrodytų visiškai neturi jokios sąsajos su gynybos sritimi, jų duomenų konfidencialumo ar vientisumo pažeidimas gali iš tikrųjų sukelti tą nepasitikėjimo kažkokį laipsnį valdžios institucijomis. Tai už tai vertindami atkreipkite dėmesį ypač į tą A1 pogrupį ir pasižiūrėkite, ar tikrai jūsų vertinamos sistemos duomenys ar kažkokia duomenų grupė neturi poveikio šitam poveikio srities pogrupiai. Tada antroje poveikio srityje yra skiriami 2 pogrupiai, tai yra poveikis tarptautiniams santykiams ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienį veiklai ir poveikis tarptautinės prekybos susitarimams. Trečioje poveikio srityje, jinai yra skaidyta smulkiausiai turbūt, tai yra skiriamus 7 pogrupiai ir čia vėlgi yra nemažai pogrupių, kurie yra susijęs su asmens duomenimis. Tai irgi vertinimo metu atidžiai persižiūrėkite šitos poveikio srities pogrupius ir jų aprašymus. Tai skiriami tokie pogrupiai kaip poveikis viešam saugumui, poveikis teismų procesams, poveikis skubios pagalbos tarnybų pasiekiamumui ir reagavimui, poveikis fizinių asmenų sveikatai, poveikis žmogaus teisėms ir laisvėms, poveikis fizinių asmenų tapatybei, skaitant ir elektroninį erdvėj, bei poveikis fizinių asmenų reputacijai. Ketvirtoji poveikio sritis skyla į 3 pogrupius, tai yra poveikis viešiesiems finansams, poveikis prekybai ir komercijai, bei poveikis fizinių asmenų finansams ir turtui. Ir 5 poveikio sritis, kurią turbūt vertins kiekvienas informacinis išteklis, nes jis yra susijęs su viešosiom ir administraciniam paslaugom bei vidiniais institucijų veiklos procesais. Tai čia mes ir skaidėm į 2 pogrupius, tai yra poveikis viešosios ir administracinės paslaugos teikimui ir poveikis asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms, nes sveikatos priežiūra šiek tiek specifinė labiau sritis, todėl būtent mes norėjom atskirti šias paslaugas nuo visų kitų. Ir tikrai turbūt šitą
A5-1 bent jau pogrupį, tai vertins turbūt dauguma išteklių, nes kaip ir minėjau, jisai toks jo aprašymas va, ir kaip aš ir specialiai įdėjau pavyzdį iš to pirmo priedo, visas jis prieinamas kartu su metodika teisės aktų registre, bet jeigu žiūrėt vat, būtent į tą A5-1 pogrupį, tai jis yra toks na, dvejopas, tai yra arba mes vertiname poveikį paslaugos galutiniam vartotojui, tai yra gyventojams arba verslo subjektams, arba jeigu pavyzdžiui tai yra tiesiog sistema palaikanti vidinius institucijos veiklos procesus, bet jie svarbus kažkokios paslaugos teikimui, tai mes vertinam vat, būtent institucijos na, vidaus procesus, į poveikį jiems. Na ir kaip matysit po to trečiojo mokymo daly, kada mes analizuosime konkrečios sistemos pavyzdį, tai na, yra grinai vidaus procesus palaikanti informacinė sistema, bet vis viena jai galioja vat, šitas poveikio srities pogrupis. Na ir išsistudijavus tą pirmą priedą, įsivertinus, tarkim, maždaug kokiom poveikio sritims turi įtaką mūsų išteklių sudarantis duomenys, mes pradedam jau prie išteklių svarbos vertinimo formos pildymo arba metodikos priedo antro. Tai kaip ir buvo žadėta, esam parengę savo tinklapį Excelio formą, kurioje tam tikri laukai užsipildo automatiškai, tai yra jums reikia suvedinėti tik tai duomenų grupių pažeidimo poveikio lygis pagal poveikio sritis, o jau bendrus poveikio lygius ir netgi išteklius priskirimą rūšiai apskaičiuoja pati forma. Na ir ta forma, kaip matysite, parsisiuntę susideda iš 2 darbo lapų. Tai pirmas yra būtent bendra informacija apie vertinamą išteklių ir antras lapas jau yra pati ta svarbos vertinimo forma. Tai tam pirmam darbo lape mes na, įvedame ištekliaus vertinimo datą. Čia faktiškai turi būti palikta ta data, kada jau mes suderinam rezultatus su valdytojo atstovu, vadovybė, žodžiu. Ir tą datą, tokią datą mes ir pateikiam ekonomikos ir inovacijų ministerijai derinti. Na, o jeigu jau paskui po mūsų pastabų jūs dar tikslinsit vertinimo rezultatus, tada atsiras, ten matysite antra data ir reikės jau įvesti tą kitą datą, tai yra patikslinimas po derinimo su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ir tada nurodomi, būtent jeigu vertinama jau yra RISRE įregistruota valstybės informacinė sistema registras, tai tada tiesiog įvedamas kodas RISRO ir pavadinimas turėtų užsipildyti automatiškai pagal tą būtent kodą. Na, o jeigu jūs vertinat sistemą, kuri RISRE neregistruota, tada kodas nevedamas, įvedamas pavadinimas. Na ir čia dar informaciniais tokiais tikslais, kad būtų paprasčiau nurodomas valdytojas, tvarkytojas ir na, dar formoje mes ten esame įdėję prašymą nurodyti ir koordinatorių arba tą formą pildžiusi asmenį, su kuriuo galima būtų na, kontaktuoti dėl vertinimo rezultatų. Tada užpildę šitą pirmą darbo lapą mes perinam prie antrojo, tai yra būtent prie išteklių svarbos vertinimo ir pirmas etapas yra užsipildyti trečią stulpelį, tai yra sudaryti duomenų grupės. Ir čia kokiais principais reikėtų tas duomenų grupės susidaryti, tą sąrašą. Tai pirmiausiai principas pagrindinis, kad į vertinimo formą jūs įrašote stambesnį informacinės sistemos nuostatose įvardintą duomenų grupę. Na, pavyzdžiui, jeigu nuostatose yra nurodyta, kad informacinės sistemos X kažkokioj duomenų bazėje yra saugomi informacinės sistemos naudotojų duomenys ir dar na, papildomai išvardinta, kad šios duomenys sudaro ten vardas, pavardė, pavyzdžiui, pareigos, tai į šitą vertinimo formą jūs traukiate informacinės sistemos naudotojų duomenys ir vertinate būtent juos kaip grupę. Skliaustuose, kaip ir parodžiu čia pavyzdį, jūs galite pasižymėti tuos atributus, kurie sudaro tą duomenų grupę, bet, na, irgi, kadangi kai kurios sistemos jų turi daug, ten sumačius tikrai labai jau tas duomenų grupės detaliai aprašytas,
Tai išrinkit tik tas pačias svarbiausias, kad ir jūs patys nepamirštumėt, apie ką čia ta duomenų grupė yra ir tuo pačiu, kad atsispindėtų faktiškai tie labiausiai kritiniai atributai, kurie ir lemia galbūt tos duomenų grupės poveikio lygio nustatymą. Tada yra dar toks dalykas, kad informacinę sistemą dažnai sudaro klasifikatoriai. Ir irgi kyla klausimas, tai kaip įvertinti tuos klasifikatorius. Tai čia šiuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, informaciniai sistemoje klasifikatoriai yra vidiniai, arba, pavyzdžiui, yra kažkokia aibė europinių klasifikatorių, pasižyminčių kažkokią tai savybę, tai juos gali traukti į vertinimą kaip vieną eilutę. Klasifikatoriai, pavyzdžiui, ir vertinti kaip vieną eilutę. Bet jeigu kažkoks klasifikatorius yra sudėtingesnis, ir jis, pavyzdžiui, užtikrina sąsają su kitom sistemom, arba jis yra gaunamas iš kitų sistemų, jau tada jį traukiat atskirai kaip atskirą duomenų eilutę. Na ir kaip ir čia pabandžiau parodyti pavyzdį, kad yra klasifikatoriai, pavyzdžiui, 3 kokie klasifikatoriai vidiniai, ten, nežinau, matysim pavyzdį, rizikos koks nors pavadinimas, tenai projektų tipai, grinai, kur jūs kaip institucija juos sudarote ir daugiau, ta prasme, jie tik tai sistemai skiriami. Tai jūs galite paimti kaip vieną eilutę. O, pavyzdžiui, jeigu darbuotojų pareigybių klasifikatorių jūs gaunate iš kitos sistemos arba jie atiduodate kažkokiai sistemai galbūt, tai tada jau vertinate jį kaip atskirą eilutę. Taip pat dar prie duomenų grupių sąrašo sudarymo norėčiau paminėti dažną klausimą, nes dažnai institucijai, kuri nepereina, pavyzdžiui, prie DBASIS-o arba dar ketina naudoti, perėjus prie DBASIS-o seną dokumentų valdymo sistemą grinai kaip archyvą, tol kol tie duomenys nebus perkelti jau į tą mūsų bendrą dokumentų valdymo sistemą. Tai dažnai kyla klausimas, kokie yra tie tipiniai duomenų grupių sąrašai tokiai sistemai, nes, atrodytų dokumentų valdymo sistemos jos šiaip gana panašios. Tai, rekomenduojam čia tokį dalyką, kad atsiversti būtent tos bendrosios dokumentų valdymo sistemos nuostatus ir pasižiūrėti kaip atspirties tašką joje esančias duomenų grupės ir tada jau tą sąrašą atitinkamai pasikoreguoti pagal tai, kokia ta jūsų vidinė dokumentų valdymo sistema iš tikrųjų yra. Tai čia, kalbant apie duomenų grupių sąrašų sudarimą, galbūt tokiai labiausiai tipiniai sistemai, bet irgi ne visada gali sakyti, kad jinai būtinai bus vienoda kiekvienoje institucijai. Na ir turint duomenų grupių sąrašą, tada jau mes kiekvienos duomenų grupės poveikio lygį vertiname, eidami per kiekvieną iš tų poveikio sričių pogrupių. Tai aš čia kaip pavyzdį pasiėmiau pirmąją poveikio sritį ir, mes pasiemam pirmąją duomenų grupę, kaip, pavyzdžiui, informacinės sistemos naudotojų duomenys ir žiūrim A11 pogrupiai. Kokie poveikio lygį darys šitos duomenų grupės konfidencialumo pažeidimas, tai vientisumo pažeidimas, prieinamumo pažeidimas. Ir taip tada imam klasifikatorius įvertinam šitam pogrupiui ir duomenų pareigybių klasifikatorių. Ir taip tada einam į antrą pogrupį, į trečią pogrupį ir taip užsipildom kiekvienai duomenų grupiai, kiekvienai tam poveikio srities pogrupiui tos poveikio lygius. Dabar žymėjimai yra, kaip ir minėjau, 1 yra ypač aukštas, o 4 yra žemas poveikio lygis. Dabar jeigu poveikio nėra, pavyzdžiui, ta duomenų grupė toje poveikio srities pogrupyje nėra naudojama, tai mes žymime 0. 0 žymime ir tuo atveju dar, jeigu, pavyzdžiui, tam tikra duomenų savybė nėra aktuali vertinti. Pavyzdžiui, konfidencialumas tikrai labai dažnai nebus aktualus vertinti. Tai jeigu, pavyzdžiui, gali būti tokiu atveju, kad tai nėra aktualu, tada pažymėsit irgi 0. Na ir taip pat vertinant šitos duomenų grupių poveikio lygius nustatant, svarbu atsižvelgti ir į sąsajas, kurias ta duomenų grupė turi su ta sritim. Tai, pavyzdžiui, galbūt aš su A13 sritim turiu sąsają, nes atiduodu
šitą duomenų grupę į 3 informacinės sistemas, kurios priklauso šitai poveikio srities šitam pogrupiui. Ir tada aš pasižiūriu, jeigu aš atiduodu į informacinę sistemą vienas, koks bus ten poveikis, informacinė sistema antra, koks ten bus pažeidimo poveikis, į trečią ir vadovaujasi ta sąsaja, kur yra kritiškiausia, kur tas poveikis bus didžiausias. Ir tada tą rezultatą ir įrašau atitinkamai šitą vertinimo formą. Tai yra būtent vadovavimis pagal tą kritiškiausią vertinimo sąsają. Ir tokiu atveju, jeigu jūs tikrai atiduodat duomenis į kitas informacinės sistemas, kitom veiklom sritims, tai tikrai gali tekti ir pasikonsultuoti su tų sistemų valdytojų atstovais dėl to poveikio lygio ar tų rodiklių konkretesnio identifikavimo ir nustatymo. Ir užpildžius tos poveikio lygius, tai mes tada jau ta forma automatiškai įvertina kiekvienai duomenų grupiai, kokį yra, jin turi bendrą poveikį aplamai tam A1 srities poveikio sričiai. Tai yra, iš visų šitų 3 pogrupių mes išrenkam maksimalų poveikio lygį konfidencialumui, mūsų atveju šiuo atveju yra vienetas, tada maksimalų poveikio lygį vientisumui, mūsų atveju šiuo yra 2 ir prieinamumui, tai mūsų atveju yra trejetas. Ir taip kiekviena duomenų grupė mes galim matyti, kokį bendrą poveikį jinai daro šitai gynybos, nacionalinio saugumo ir žvalgybos sričiai. Taip pat mes galim pamatyti ir visų duomenų grupių poveikį konkrečiam pogrupiui ir aplamai tada visai sričiai. Bet čia jau yra už visas duomenų grupės. Tai yra mes peržiūrim maksimumus, pavyzdžiui, A1 srities pogrupį, tai konfidencialumas yra, pagal konfidencialumą būtų ypač aukštas poveikio lygis ir todėl čia yra vienetukas ypač aukštas poveikio lygis. A1-2 pogrupių atveju klasifikatoriai, konfidencialumo pažeidimas jų duoda aukštą poveikio lygį, tai už tai čia žymim dvejetuką. Ir atitinkamai galutinis visų išteklių sudarančių duomenų grupių poveikio lygis šitai sričiai konkrečiai yra ypač aukštas. Ir toliau, kada mes jau susipildom už visas duomenų grupės, įvertinam visų duomenų grupių poveikį konkrečiams poveikio sričių pogrupėms, Excelis automatiškai suskaičiuoja pirmiausiai maksimalų valstybės informacinį išteklių sudarančių duomenų ar jų grupės konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo, pažeidimo poveikio lygį. Tai tada mes matom per visas poveikio sritis tą duomenų grupę, kokį turi poveikio lygį. Ir tada jau skaičiuoja Excelis vertinimą informaciniai sistemai aplamai. Tai yra, mes matom, kad apibendrinus visų duomenų grupių vertinimus, kadangi pirmoji duomenų grupė jos konfidencialumo pažeidimo poveikio lygis yra ypač aukštas, tai mes čia turim vienetą, vientisumas yra aukštas poveikio lygis, čia dedam dvejetą ir prieinamumas yra vidutinis poveikio lygis, dedam trejetą. Ir tada priartėjam prie jau tų išteklių priskirimo rūšiai, kuri yra priskiriama būtent pagal tą maksimalų poveikio lygį informaciniai sistemai. Tai jeigu, kaip prieš tai buvusioje skaidrėje matėte, mes turėjom, kad pagal konfidencialumo savybę tai yra vienetas, tai ir rūšis dėl to bus ypač svarbi, būtent pagal konfidencialumo savybę. Tai, žodžiu, jeigu išteklių sudarančių duomenų ar jų grupių pažeidimo poveikio informaciniai sistemai lygis yra vienetas, ypač aukštas, tuomet išteklius bus priskirtas, kaip šiuo atveju, ypatingos svarbos rūšiai. Jeigu ten būtų, tarkim, buvę tik tai aukštas, kažkuris tik 2 įvertinimas ar ne, tada būtų išteklius priskirtas svarbių išteklių rūšiai. Jeigu tas poveikio lygis informaciniai sistemai yra 3, vidutinis, tuomet išteklius bus priskiriamas vidutinės svarbos išteklių rūšiai. Ir jeigu žemas, tai bus priskiriamas mažos svarbos išteklių rūšiai. Tai tiek apie tą išteklių svarbos vertinimą ir tuos pagrindinius esminius principus, kuriais reikėtų vadovautis.
Čia gal dar derėtų prieš sugrįžtant pabrėžti, kad jeigu mes kada sudarinėjom tas duomenų grupės ir jos per posistemius yra skirtingos, nuostatos mes galim pasakyti, posistemi X yra tokie duomenys, posistemi X tokie, tai čia galime dar Excel'e, aš paskui parodysiu ir praktinėme pavyzdyje, įterpti eilutes tokias tuščias ir parašyti posistemio X duomenys ir tada įvardinti duomenų grupės tam posistemiui. Tada vėl įsiterpti posistemio ten Y duomenys ir įsivardinti to posistemio duomenys. Ir tokiu atveju jūs matysite, dar galėsit pasianalizuoti galbūt ir pagal posistemius, kokia yra situacija ir kuris posistemis, tarkim, turi didžiausią įtaką, kad informacinė sistema turi būti priskirta vienai ir kitai rūšiai. Na ir tada rezultatų pagrindimas yra metodikos trečiasis priedas, jis susideda iš tokių 3 dalių. Tai pirma dalis, jinai tiesiog yra išrašoma iš tos Excel'io formos tam tikri svarbiausi rezultatai. Tai yra sistemos kodas, pavadinimas ir tada tie maksimalūs konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo, pažeidimo poveikio lygiai informaciniai sistemai, kur aš rodžiau. Ir po to jau tas galutinis įvertimas, tai yra išteklio rūšis. Ir tuomet jau tekstu pagrindžiate būtent jau tuos maksimalius įvertinimus. Tai yra, jūs turit pagrįsti net kiekvienos duomenų grupės vertinimą, kaip atlikote. Bet tiesiog, kadangi jūs matot, kad informaciniai sistemoje konfidencialumo pažeidimo poveikio lygis, kaip mūsų tame pavyzdėlyje, buvo ypač aukštas, tada parašot, pagal kokias duomenų grupės jisai yra ypač aukštas. Kodėl tada? Kas tai lemia tą ypač aukštą poveikio lygį? Kokią informaciją jūs grindžiate tos savo argumentus? Tada atitinkamai vientisumo poveikio lygis, vėlgi surašot pagrindimą, kodėl jis yra toks, o ne kitoks. Ir atitinkamai tas pats principas galioja prieinamumui. Ir tada mes suprantam, kodėl tų duomenų konkrečių savybių vertinimai informacinės sistemos lygių gavosi tokie ir kodėl ta išteklių rūšis natūraliai yra vienokia ar kitokia. Ir trečioje tos formos dalyje jūs jau pateikėte nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuos naudojate atlikdami valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimą. Na, tai tiek apie tą trečio etapo atlikimą ir tada jau perinam prie to ketvirtojo etapo, prie derinimo. Ir kaip aš ir minėjau, derinimas yra 2 lygių. Pirmasis derinimas vyksta su ištekliaus valdytojo institucijos vadovu ar jo įgalioto asmeniu ar vadovybė. Ir tada jau suderinus su ištekliaus valdytoju, atiduodam tuos vertinimo rezultatus derinti ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Dabar kaip pristatyti, kaip turėtų vykti tas derinimas su valdytojų institucijos vadovybė. Visų pirma, iš tikrųjų, ypač to visuotinio dabar vertinimo atveju, tai tikrai reikėtų pristatyti, kokie tie ištekliai yra, kiek kokių rūšių išteklių valdytojas valdo, kodėl tos rūšys yra vienokios, o ne kitokios, kurie duomenys yra svarbiausi ir tada jau kaip toliau reikėtų atsižvelgti, priimant sprendimus dėl tų išteklius plėtros į šito vertinimo rezultatus. Ir ne vien tik rūšį, bet ir tai, kodėl ta rūšis yra tokia, dėl kokių duomenų ir į ką labiausiai reikėtų fokusuotis ir kodėl. Tai būtent taip aukštam lygiai reikėtų pristatyti rezultatus jau valdytojo vadovybei ir tada jau juos galutinai suderinti. Natūralu, jeigu ten jau reguliariai vertinant tos išteklių svarbą, atliekant ten tam tikrus keitimus, tai pristatinėti ten, jeigu išteklių rūšis nesikeičia, tai galim ten minimaliai informuoti tiesiog, kad prisidėjo ten nauji duomenys ir, pavyzdžiui, išteklių rūšis nepakito, jeigu pakito, tada natūralu paaiškinti, kodėl, kas daro įtaką ir kaip tai atsilieps sprendimams, kuriuos reikia priimti su ta konkrečiu ištekliu. Na ir tada kitas etapas jau eina derinimas su ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai mums, kaip ir minėjau, reikia pateikti tuos esminius 2 priedus, 1, 2 ir 3. Ir kitą institucijos manimų svarbią medžiagą, galbūt kažkokią informaciją, kurią rėmėtis vertinimą atlikdami. Taip pat, kaip aš ir minėjau, lydraštyje parašyti,
kaip vyko tas pristatymas, rezultato aptarimas su valdytojo vadovo ar įgalioto asmeniu, kokios buvo gautos pastabos iš valdytojų institucijos, kaip jas atsižvelgėte. Na ir jeigu būtent vertinimas atliekamas naujai kuriamai sistemai, tai jo rezultatai ir dokumentai iškart pateikiami su nuostatų projektu, bet kuriuo atveju, net ir jeigu sistema jau yra kuriama ar modernizuojama, tai jeigu keičiasi kažkas, matote, kad reikia papildyti nuostatus informacinę struktūrą, tai turbūt irgi teiksite derinti kartu su nuostatų pakeitimo projektu. Na ir derinimo terminai, jie yra įvardinti ir teisės akte, tai aš čia jų neskaitysiu, bet tiesiog esmė yra ta, kad atkreipiam dėmesį, kad mūsų tas derinimo greitis ir atsakymas, per kurį mes pateiksime savo išvadą, priklauso nuo to, kiek išteklių jūs vienu metu pateiksite mums vertinti. Tai jeigu jūs pateiksite svarbos vertinimą 1-5 informacinėms sistemoms, tai tada derinsim per 15 darbo dienų, jeigu 6-15, tai tinkamai ilgės tas laikas, 30 darbo dienų, nes iškart įvertinti tokį kiekį sistemų sudėtinga, ar ten per 40 dienų, tai jeigu 16 ir daugiau informacinių sistemų. Na ir taip pat irgi, aišku, pagalvoti reikėtų tos konkrečios informacinės sistemos, koks dydis, jeigu ten susidės iš kokių ten 30 posistemių, tai vėlgi galbūt tas vertinimas, tas derinimas irgi atitinkamai ta trukmė gal paklius ir į tą ilgesnę kategoriją. Na ir kokiais kriterijais vadovaujantis mes vertinsime būtent išteklių svarbą. Tai yra pirmiausiai atsižvelgsime į tai, ar korektiškai buvo sudarytas vertinama išteklių sudarančių duomenų grupių sąrašas. Tai yra ir išlaikyti čia mokymus, pristatyti tie principai. Tada, ar vertinant išteklio svarbą buvo atsižvelgtos į sąsajas to išteklio su kitomis valstybės informacinėmis sistemos registrais, kaip buvo panaudota informacija apie dažniausiai stebimus incidentus ir įtaką išteklių remiamiems veiklos procesams. Arba įvertinas asmens duomenų pobūdis to ištekliaus kontekste. Tada ar tas išteklio svarbos vertinimo rezultatai pagrįsti naudojantis svarbos vertinimo metodikoje įvardintais informacijos šaltiniais. Na ir dar vienas kriterijus, kol gal čia nėra įvardintas, bet irgi į ką mes žiūrėsime, jis gal ne tiek yra pačiam rezultatų vertinimui svarbus, bet irgi stebėsime ir tai, ar galbūt kažkokios vidaus administravimo informacinės sistemos, jos vis dėlto yra tikrai vidaus administravimo informacinės sistemos, nes irgi kyla institucijom klausimų, ar kokią sistemą ar ten registruoti registre, kada ir panašiai. Tai irgi bus toks geras pratimas pasitikrinti ir tas vidaus administravimo informacinės sistemas, kokio sudėtingumo jos yra ir ar jos iš tikrųjų yra grinai tik vidaus administravimui skirtos sistemos. Bet čia toks pašalinis galbūt kaip derinimo rezultatas, kažkiem pastebėjimam institucijom pateikti. Na ir taip pat, jeigu derinimo metu mums matysim, kad reikia patikslinti kažkokią informaciją, tai prašysim ją pateikti ir tuos paaiškinimus per 10 darbo dienų, mes juos vėl nagrinėsime, atitinkamai priklausomai trukmė vėlgi nuo informacinių sistemų skaičiaus. Ir tada, jeigu, tarkim, nenustatysime jokių išteklių svarbos vertimo trūkumų, tai raštu informuosime koordinatorių arba atsakingą asmenį, kad pritarėme nustatyti rūšiai ir ją galima fiksuoti informacinės sistemos nuostatose. Jeigu, tarkim, matysim vis dėlto, kad lieka esminiai trūkumai ir tą vertimą reikia iš esmės peržiūrėti, tada paprašysim per 10 darbo dienų raštu patikslinti rezultatus ir pateikti juos derinti pakartotinai. Ir tas derinimas vėlgi bus atliekamas jau vadovaujantis anksčiau nurodytais terminais. Ir rezultatų tvirtinimas, būtent jau suderinus su ekonomikos ir inovacijų ministerija tą rūšį,
išteklių svarbos vertinimo koordinatorius arba už tą išteklių svarbos vertinimą atsakingas asmuo per 5 darbo dienas nuo svarbos rezultatų suderinimo su ekonomikos ir inovacijų ministerija privalo išteklius teigiančios ar valdančios institucijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį raštu informuoti apie nustatytą ar pasikeitusią ištekliaus rūšį bei būtinybę ją nurodyti informacinės sistemos nuostatų projekte. Na ir tokia naujovė, kuri atsiranda iš tikrųjų su šita nauja tvarka, yra, kad tie vertinimo rezultatai ir dokumentai visi susiję turi būti saugomi institucijai dokumentų valdymo sistemoje specialiai šiam tikslui sukurtoj byloj. Tai iš tikrųjų tai numatyta tvarkoj, pačiam paskutiniam tvarkos punkte. Ir ta byla, na kaip jūs ją pavadinsit, čia jau irgi priklauso nuo jūsų ten dokumentų valdymo skyriaus taisyklių. Galbūt jau turit kažkokią bylą šiaip ištekliams valdyti, tai galite ją panaudoti šiam tikslui, bet kuriuo atveju esmė yra, kad tie dokumentai turi būti saugomi, atsekami, versijuojami. Tarkim, jeigu jūs jau atlikot vertinimą, užfiksavot rūšį ir po kažkurio laiko tą vertimą tikslinsit, kursit naują versiją tos vertinimo formos, tai vėlgi, kad būtų galima matyti visą tą dokumento atsekamumą. Na ir čia gal jau pasikartosiu, bet nepamiršti reikia ir to, kad su svarbos vertinimu nepasibaigia jo rezultatų naudojimas. Tai yra, kad ta rūšis, jinai tikrai ir netgi visa ta lentelė su ta duomenų išklotine, nes rūšis yra tik tai vienas skaičius, pavadinkim, tai, bet iš esmės, kaip prieita prie tos rūšies, ta išklotinė taip pat yra labai svarbus darbo rezultatas, kuriuo tikrai galima naudotis. Ir naudotis peržiūrint išteklių saugos politiką ir tikslant ją įgyvendinančius saugos dokumentus, nes tikrai galima netgi ypatingos svarbos rūšy matyti tam tikrus kritinius duomenis ir jų grupės, matyti, reiškia, ir atitinkamai, nustatyti jų saugos priemonės. Taip pat galima pasižiūrėti, sudarant sutartį su IT paslaugų teikėjų ar teikėjais, ypač tas nuostatas, kurios susijusios su tų paslaugų teikimu, pavyzdžiui, aptarnavimo greitis laikas ar tenai funkcionalumo atstatymo kažkoks tai laikas. Jeigu matysit, kad pagal prieinamumą kažkokių duomenų grupės tai yra kritinis tai sistemai. Na ir taip pat atitinkamai ir duomenų saugos reikalavimus galima nustatyti. Tada reikia peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti priimtus sprendimus dėl išteklių laikymo valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka valstybiniuose ir privačiuose duomenų centruose, patikslinti informacinių sistemų techninės specifikacijas ir atitinkamus projektavimo dokumentus. Kaip ir minėjau, tikrai daug informacijos jūsų reiškia informacinę sistemą ar palaikančiam rangovui, ar kuriančiam rangovui gali duoti šitą išklotinę. Na ir taip pat įvertinti, ar jeigu išteklius yra ypatingos svarbos, tai ar nereikėtų pagal tą ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodiką patikrinti, ar ta informacinė sistema ir joje esantis duomenys nepriskirtini ypatingos svarbos infrastruktūrai. Ir čia galbūt reikėtų paminėti, kad priimtas tas sprendimas buvo todėl, kad mūsų metodika ir tai ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodika šiaip kažkiek skiriasi, taigi nebūtinai tas ypatingos svarbos informacinis išteklius gali būti įtrauktas į tą ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą. Tai už tai pirmiausia mes nusistatom rūšį ir tada dar pasitikslinam, ar tas išteklius atitinka jau toj metodikoje nustatytus kriterijus.